atskleisti tęstinio mokymosi prasmę, kokią tai duoda naudą žmogui, kam tai reikalinga, kodėl žmogus dėl to darosi laimingesnis ir reikalingesnis visuomenėje, paprašysiu daktaro Algirdo Monkevičiaus. Galbūt čia žmonės, kurie galbūt girdėjo, nes teko ir suaugusiųjų tematikos, suaugusiųjų švietimo tematikos kalbėti Vytauto Didžiojo universitete konferencijoje. Tai mano pranešimas iš esmės beveik tas pats, bet galbūt kai kuriems žmonėms šitos įžvalgos nebus tie konkretus receptai, apie kuriuos reikėtų gal kalbėti. Čia, manau, kad konferencija ten ir skirta pagalvoti, kokie konkretus būdai galėtų motyvuoti ir sudaryti geresnės sąlygas. Labai džiugu, kad vicemeras, būtent švietimo žmogus, didžiąją gyvenimo datą švietime ir dirbęs, puikiai supranta švietimo kultūros sritį ir galvo apie tai, kad būtent reikia sutelktom pastangom derinti įvairias švietimo galimybės. O kokia prasmė? Aišku, mano įžvalgos tai yra, jas priimti kritiškai, jokių būdų tai nėra kažkokia schema, nėra kažkas tai jau, kažkoks tai galutinis žodis, tai yra politikos filosofija, nes švietimo politika derina daugybę dalykų, aišku, ir politika, ir ekonomika, ir psichologija, ir edukologija, ir antropologija, ir aišku, filosofija daugybė kitų dalykų, bet filosofija visada padeda pagalvoti, kokia prasmė, kokia esmė to, ką mes darome štai šito proceso, apie kurį kalbame. Tai irgi yra svarbu, nes nuolat reikia tą klausimą kelti. Vardan ko mes tą darome? Tai ko mes siekime, koks tas aukščiausias tikslas yra. Taigi, aš manau, kad štai jūsų, kadangi tai pirmasis, kiek aš žinau, buvo švietimo centras mūsų šalyje, įkurtas, jeigu aš neklystu, pamenu, tai ir buvo leista pavadinti mūsų labai garbios mūsų asmenybės, kuri yra universitetas ir tarptautiniu mastu pripažintai daktarė Emilija Lušienė, kuri galbūt ir nubrėžė tas trajektorijas labiausiai, kuri kalbėjo, kad žmogus turi teisę ir pareigą nuolat gilinti žmogiškumo sampratą, nekalba, kad mokytis, bet gilinti žmogiškumo sampratą, tai ką kėsti prie savo esmės, prie savo paskirties ir įsipareigojimus. Tai, aišku, mokymasis visą gyvenimą galim įvairiais autoritetais pagrįsti, kad, kaip Einšteinas sakė, žmogus tada nustoja gyventi, kai nustoja mokytis. Bet štai Meilutė užsiminė, kad ne viską reikia matuoti vien tik ekonominiais pažangos rodikliais. Tai yra svarbu labai. Kaip atrodys Marijampolė, kaip atrodys Vilkaviškis, kaip atrodys Lietuva, kokiuose miestuose gyvensim, kokias sąlygas turėsim, kokie bus mūsų atlyginimai. Tai labai svarbu. Ir tai yra kokia pagrindas, be kurio negali būti kitų poreikių patenkinimo. Ir aišku, tai turime remtis, bet yra mokslas jau senokai nustatęs, taip vadinamas Easterlin paradoksas, kad iki tam tikro lygio labai svarbu yra žmonėms pajamos. Ir nuo tam tikro lygio žmonių pasitenkinimas gyvenimo, jų laimingumas nebesikeičia. Jau tada pinigų gali gausėti labai tas kiekis augti, bet žmonės netampa laimingesni nuo to. Gali, tarkim, turėti milijoną, paskui 10 milijonų, gali milijardą turėti. Nuo to jie laimingesni nepasidaro.
pasidaro. Bet iki tam tikro lygio būtinai reikia, kad tas tam tikras pajamų pinigų kiekis auga. Koks tas kiekis, tai priklauso, aišku, nuo aplinkos, socialinės, kultūrinės terpės. Tai pačiai valstybė gali būti skirtingas, bet tai, tarkim, vidurkis yra, jeigu matuoti eurais, tai gal per metus apie 40 000 eurų jau pasiekia pajamos vienam asmeniui. Tai jau iš tikrųjų toliau tas augimas vidurkis Europos. Lietuvoje, aišku, galbūt kitokia situacija. Na, čia aš pats esu nekartą skaičiuoju ir žiūriu, kaip keičiasi būtent bendras vidaus produktas, kuris tenka vienam gyventojui Lietuvoje, reiškia mūsų ekonomiką sukuria ūkis ir kaip keičiasi žmonių pasitenkinimas gyvenimu. Štai matom, tai nuo 2001 metų mūsų ekonomika auga ir kiekvienam gyventojui tų pajamų gausėja, bet pasitenkinimas jis išlieka nelabai pasikeitęs. Žmonės nėra labai patenkinti gyvenimu. Tai irgi šiek tiek atspindi tą Fiserlin paradoksą. Galima pasiremti senesnėm įžvalgom, tarkim, 1996 metais, o čia tokia garsi tokia buvo publikacija, kuri prognozavo iki 2100 metų tam tikras apokalipsas. Tai iš tikrųjų, kai kas čia pasitvirtino, ir ta krizė ekonominė, ekonomikos augimo, na čia labai svarbios yra kreivės gamtos teršimo, išteklių, kurie mažėja ir taip toliau. Čia buvo pirmieji signalai, įspėjimas, kad auginant gerovę, mes labai tą darom, neatsižvelgdami į darnaus vystymus, labai svarbius aspektus ir pažeidžiame pusiausvyras įvairias gamtos, išteklių ir žmonių santykių. Todėl po to labai sparčiai prasidėjo svarstymai, diskusijos. Na ir jeigu pasižiūrėti, iš tikrųjų, čia tas vaikas kažkur, kur mes esam, tai iš tikrųjų dabar toks ir yra. Jie prognozavo tam tikras apokalipsės ir kuomet štai tokie iššūkiai atsiranda, pertekliai, trūkumai didžiuliai, kai kas nuo bado miršta, kai kur tai pertekliai yra pernelyg kontrastingi. Tai tokiu atveju prasideda ir socialiniai neramumai, konfliktai, geopolitiniai, regioniniai, ką mes ir matome šiandien. Tai štai ta garsi 2008-2009 metais suformuotos tuometinio Prancūzijos prezidento Sarkozy buvo grupė, į kurį buvo pakviesta labai daug žymių įvairių sričių specialistų, pirmiausia ekonomistų, kurie turėjo galbūt įvertinti šitas tendencijas ir pabandyti atsakyti klausimą, ką patarti tada politikams, į ką orientuoti augimą, pažangą, kokie kiti rodikliai dar turėtų būti. Tai štai jie vadovavo tai tarptautiniai labai autoritetingai mokslininkų grupiai, ekspertų grupiai, kurie ir mokslininkai, ir praktikai, garsus Nobelio premijos laureatas, ekonomistas Stiglitsas. Ir toks akcentas šioje ataskaitoje, kad raginame valdyme atsisakyti į gamybą orientuotų ženklų rodiklių ir pereiti prie platesnių socialinės pažangos matavimo sistemos. Tai praėjo jau maždaug 6-7 metai ir šiuo metu iš tikrųjų jau daugelis pasaulio šalių pradeda kitokį kelią. Tikslą ne vien tik tais ekonominę pažangą matyti, kiek pakurti žmonės, kiek pakils BVP, bet atsiranda štai tokie rodikliai, kaip matuoti žmonių laimingų laimę. Na, tarkim, pavyzdys gali būti Jungtinė karalystė, kur premjeras Davidas Cameronas 2010 metais jis jau įvedė nuo 11 metų, statistika šiek tiek vėlavo, nuo 12 metų pradėjo, tai tie nuo 11 metų pradeda vyriausybės sprendimus matuoti, kiek tai pakeis žmonių pasitenkinimo gyvenimą, laimingumą. Tai gyvenimo kokybė, tas yra ir nacionaliniu lygmeniu, ir personaliniu, matuoja kiekvieno žmogaus reprezentatyvūs tyrimai, statistikos duomenų bazė atsispindi. Žodžiu, visi politikos sprendimai turi skatinti žmonių laimingumą. Aš paskui parodysiu, čia ta laimė iš tikrųjų labai sudėtingas dalykas, sunku ją apibrėžti, bet tam tikros dimensijos yra aiškios, na ir jos yra labai svarbios. Taigi, kas yra laimė, kaip aš sakau, tai iš tikrųjų sunku apibrėžti. Ir mokslininkai,
negali niekada tiksliai pasakyti, nes tai yra labai sudėtingas fenomenas, bet toks pats bendriausias, kad ir profesoriaus Lajardo sociologijoje apibrėžimas, tai yra kaip troškimas, emocinis gėris, noras, kad jis išliktų bendriausias gyvenimo tikslas ir toks gyvenimas, kuriame išsipildo žmogaus lūkesčiai. Turbūt toks pats bendriausias apibrėžimas. Ir kas į tai įdedama, priklauso iš tikrųjų nuo labai daug faktų. Tai skirtingose šalise gali būti skirtingi lūkesčiai, tai pačioj šalyje priklauso nuo žmogaus ir taip toliau. Bet esmė ta pati. Vienam tai, aišku, tai lūkesčiai gali būti labiau materialūs. Gal valdžios kažkokio troškimas, išreikšti save turėti galią. Kitam žmogui tai gali būti visai kitokie. Galbūt kažkokia tokia labai nukreipti į kažkokią žmogišką misiją, į tai, ką daro, tarkim, vienuoliai, kurie netgi kančią priima kaip laimę. O be skirtingų dalykų. Tai šiaip galime įsivaizduoti, kad gali būti bent du poliai tokie. Tai ta vadinama tokia hedonistinė, daugiau malonumų, ieškant, kuomet žmonės ieško lengvai pasiekimų malonumų, pasitenkinti tą valandą, tą akimirką, tą dieną, ir tvari laimė, kuomet žmogus nori būti laimingas ilgą laiką, visą gyvenimą. Tai va tokie laipteliai, kurie prasideda galbūt nuo narkotikų, pačiamiausias lygis. Žmogus vartoja narkotikus ir tą akimirką jis būna laimingas. Bet pasitenkinimas materialinis gyvenimo sąlygoms, tai jau yra sveika būsena, kai žmogus nori turėti geras sąlygas, gerą aplinką, tai yra jau apatiniai tokie žmogaus materialūs poreikiai labai sveiki. Ir aišku, vidurinė ta tokia bazė, galima taip išskirti sąlyginai, kai atsiranda santykiai, noras mokytis, kurti, pasiekti tikslus, tobulėti, būti organizacijoje, jaustis reikalingu, tai galiausiai aukščiausias lygmuo, kai žmogus jau save realizuoja, kuomet jis jaučia, kad jis save realizuodamas naudingas yra kitiems ir kiti, jam už tai jaučia padėką, jį pripažįsta, tai pripažįsta kažkokiame tai šeimos rate, platesnėme rate ir galiausiai visuomenėje. Tai laimingiausi žmonės, kurie save taip realizuodami gali būti labai naudingi ir vadinasi realizacija labai aukšto lygio. Ką visuomet jaučia gero lygio menininkai, įvairūs žmonės įvairiose srityse. Tai gali būti visus ryčių specialistai. Tai gali būti kirpėjas, jis gali būti maestro, jis gali būti dalyvauti Milano parodose, būdamas kirpėjas. Tai kiti tyrimai, kurie susiję su naujom technologijom tyrinėjant žmogų, ypač žmogaus smegenų žievę, parodo, kad iš tikrųjų Sonja Liubanilski, viena iš kitų pozityviosios psichologijos atstovų, kuri remiasi tokiom technologijom, jie nustatė, kad iš tikrųjų 50% mes paveldėm savo laimingumą. Tai jau yra paveldėta. Tai mes atsinešam į gyvenimą. Bet 40% mes galim kontroliuoti. Patys aktyviai veikdami, būdami prosocialūs, norėdami mokytis. Ir kažkokie socialiniai, demografiniai veiksniai atsitiktiniai. Žmogus tam tikroje šeimoje, tam tikroje aplinkoje gimė, kažkas susiklosti, nepalankė situacijos atsitiktiniai dalykai. Tai štai irgi schema yra, jį nereikia priimti, kad čia taip ir yra 100% visada, bet iš tikrųjų moksliniais tyrimais pakankamai yra su žema paklaida ir stiprius sąryšingumu nustatyta štai tokia struktūra. Ir štai smegenų reakcija, čia kaip pavyzdys nuotrauka, kaip magnetinio rezonanso, kuris yra specialiai skirtas pritaikytas smegenų skenavimui, parodo, kai žmogus laimingas ir kai yra nelaimingas, kaip skirtingai reaguoja smegenys. Tai visiškai kiti centrai veikia. Ir tolesni tyrimai, jie yra tęsiami, parodo, štai kaip pasireiškia gyvenime, kad štai draugystė padeda kovoti su infekciniam ligom. Kuomet draugystė yra vienas iš veiksnių laimingumų. Nes žmogus laimingesnis, jame pradeda veikti įvairūs mechanizmai, kurie yra imuniniai. Žmogus, kuris myli, kuris laimingas, jame pasireiškia būtent tie mechanizmai suveikia.
sustiprina jo organizmą ir tie mechanizmai išsaugo netgi nuo infekcinių ligų. Statistiniai duomenys tą patvirtina. Laboratoriniais tyrimais nustatyta, kad teigiamos emocijos, jos labai slopina stresą. Paprasčiausiai tai yra prevencija. Jeigu darbe mes išvengiam streso, tai mes natūralu, kad esame sveikesni. Tarp kitko stresai, jeigu paskaičiuoti, kiek stresai pasaulyje atneša ekonominį nuostolį, tai yra baisiau negu bet kokios epidemijos gripo. Stresai žymiai daugiau nuostolių padaro. Tai štai išvengti stresą, padėti širdžiai atsigauti po infarkto ar kažkokios rizikos. Ilgiau gyvena laimingesni žmonės, net 9 metais vidutinė trukmė, tie, kurie, aš paskui parodysiu kitą žemėlapį, tokią skaidrę, kur aplink mūsų Baltijos jūrą, kaip įsidėsto laimingo gyvenimo metai, tai štai tie, kurie turi daugiau gyvenime ilgesnę trukmę, laimingo gyvenimo, jie gyvena ilgiau. Netgi 9 metais tai reiškia vidurkis. Netgi Jungtinės karalystės psichologai ir ekonomistai bandė kartu tokį projektą paskaičiuoti, štai kiek, tarkim, reikėtų turėti per metus papildomai dar pajamų, kad tai kompensuotų draugystės trūkumą. Tai pats suma iš tikrųjų įspūdinga, tai yra apie 50 000 svarų. Tai va tiek reikėtų papildomai uždirbti, ką tau atneša laimingumui, draugystė. Paprasčiausiai nuoširdžiai gera draugystė, turėjimas gerų draugų. Aišku, nėra, kaip aš ir kalbėjau, ne vienam žmogui nėra kažkokio tai bendro tokio jau blogo, bet yra žmogus unikalus. Ir aišku, materialiosios gerovės visuomet širdis būna, bet visada būna šeimos, meilės, artimų draugų, bendruomenės, profesinio augimo, civilizacijos, prasminga veikla. Taigi visi tie dalykai, jie visada būna. Ir jeigu kalbėti apie, užsiminta buvo, apie įmonės, organizacijas, tiek viešąsias įstaigas, tiek verslo įmonės, iš tikrųjų, laimė ženkliai didina darbo našumą ir šiuolaikinis verslo bendrovės tam skiria labai daug dėmesio. Jie labai dėmesingai matuoja, yra ir specialios konsultacijos programos, kaip reikėtų matuoti žmonių, darbuotojų laimingumą ir kokiom priemonėm jį didinti. Tai, tarkim, organizacijos vystymo, tobulinimo schema visuomet turi labai įvairių tokių parametrų, bet aš noriu, kadangi ta konferencija yra, visada yra žinios, keitimasis žiniomis, kolektyvinis mokymasis, tyrimai, inovacijos, šitie dalykai visada yra greta kultūros, greta žmogaus motyvacijos mokymasis, ir vienas iš jų yra veiksnių. Kai kalbam apie tą Stiglitzo ataskaitą ir dar ekonomiką, tai jau išvakarėse buvo pastebėta, kad tai vadinamas žmogiškojo kapitalo, žmonių kapitalo indeksas ir tas BVP vienam gyventojui labai susijęs yra su to, koks yra švietimas. Būtent kiek mokosi, kokia dalis ir kiek laiko mokosi suaugusių žmonių. Tai ten, kur yra, čia nėra parodyta šalių, tai Skandinavijos šalis, Korėja, Japonija, Hongkongas, Kanada, ir daugelis kitų šalių jos yra ten viršų, nes išvystyta, kaip ten rodikliai yra tokie. Mes esame kažkur per vidurį, o čia apačioje yra Rumunija, kitos šalis, ten, kur būtent beveik iš viso ten to rodiklio labai nedaug žmonės moko. Tas žmogiškasis kapitalas yra labai žemas. Tai aš netgi specialiai tokią statistiką pasižiūrėjau Eurostatą, šviežiausia, kiek būtent jau čia verslo įmonės finansuoja, darbdaviai finansuoja darbuotojų mokymas privačiam sektoriui. Tai štai pasižiūrėkime, Švedija, Danija, Suomija, Estija, Lietuva, Rumunija. Matom skirtumą. Ir galim kalbėti šiek tiek apie jų pažangą. Ir apie tą, kaip aš jau kalbėjau, kitą rodiklį, kuris fiksuoja laimingumo indeksą, kuris Europoje yra matuojamas Olandijoje esančiame centre, jau maždaug apie 20
su virš 23 metus turbūt. Tai štai paskutinė tokia duomenys, koks laimingumo indeksas ir laimingo gyvenimo metų ir ta vidutinė trukmė. Tai Lietuvoje mes esam, kaip iš jau sakiau, bet matom Suomiją, Švediją, ypatingai Daniją, jie turi aukščiausius rodiklius. Ir matot, kaip ten mokymasis visą gyvenimą, kaip finansuoja darbdaviai mokymasis žmonių, kaip iš karto susisieja. Vadinasi, ten, kur yra būtent apie ką vicemeras kalbėjo, bendros paskatos, jeigu mes tą suprantam, suvokiam, iš jų viskas pradeda keistis. Ir esmė tai čia, kiek ilgai žmonės laimingai gyvena, kokia yra laimės mūsų. Na ir šitas suaugusių gyvenimas, tai čia jau bendras yra formaliajame švietime, tas rodiklis. Vėlgi, jeigu pasižiūrėti Lietuvą, tai jį yra, šiek tiek žinoti, bet čia yra kai kurios šalis pareikos. Aš labiau orientuojuosi Skandinavijos, galbūt aš nebaziu šitą regioną, o Rumunija, ten kitos šalis tik tam, kad pailiustruoja tam tikrą atsilikimą šalių. Tai minėjau Kanadą, štai Kanados filosofija. Čia yra Kanados vyriausybės filosofija, tai yra strategija. Ir jie štai ką, Kanados gerovės indeksas, jie sukūrė savo valstybės gerovės indeksą. Kanada turi savo politiką, kuriame ta gerovė yra centre ir aplinkui yra koncentrais išdėstyti faktoriai veiksniai, kokios aplinkos. Tai matot, sveikata, laiko panaudojimas prasmingai ir švietimas yra arčiausiai gerovės. Toliau eina įvairios kitos laisvalaikis, demokratinė aplinka, gyvenimo standartai, galiausiai visa aplinka, jie yra toliau. Bet arčiausiai gerovės veiksniai yra švietimas, sveikata, tai būtent žmonių laiko efektyvumas, veiksmingas panaudojimas pozityviai, prosocialiai. Tai čia yra, tą mandalą, tai žinot, iš kinų Himalajų filosofijos perėjas, toks įsivaizdavimas apie pasaulio prasmę, kas yra centre ir kas paskui kokiam svaram gaudė. Tai kanadiečiai tą panaudoja ir čia yra šitą būtent naudoja pristatydami savo politiką. Na, kitas autoritetas yra, kaip pas mūsų daktarė Emilija Lukšienė, yra, žinoma, britų edukologė, politikė, sakyčiau, švietimo politikos atstovė Nelly Noddings, kur yra parašusi labai tokią bestsellerį knygą Happiness and Education apie laimę ir švietimą. Ir jis sako, kad laimė ir švietimas yra susiję labai glaudžiai. Ir iš tikrųjų politikoje turėtų būti švietimo tikslas, orientuotas į laimę reikia žmonių. O geras švietimas prisidėti prie laimės ženkliai. Ir kartu jį pasako, kad laimė nėra vienintelis tikslas. Aišku, yra labai daug įvairių tikslų, bet jis sako, tai yra centrinis, tam tikras siekis, ką mes darome, kokia ta britų vyriausybė, atsijoti, ar tai veda link laimės, ar padidinti žmonių laimingumą, ar nutolimas. O tai pagrindinis toks kaip kompasas, kaip kažkoks tai rėtis, kuris leidžia visą laiką pasvarstyti, ar mes einam tą kryptimį, ar mūsų sprendimai veda link to, ar pagerės mūsų tą būseną. Bet vėlgi čia nereikia suprasti labai paprastai, nes aš būtent Vytauto didžiojo universitete, paskui per kavos pertrauką ten buvo studentas, kurios priėjusios prie manęs sako, kad, žinot, sako, mes kažkaip keistai suprasti, jūs pasakėt, kad mokymasis yra laimė. Sako, mes taip sunkiai mokomės. Tai alpinizmas irgi yra laimė. Bet kaip sunku kopti, ar ne? Aš jums taip ir pasakiau. O kodėl kopti? Tai jie nelaimingi žmonės ir ten sugalvoja kopti tą kalną. Save realizuoti, save atskleisti, iš per sunku. Reikia vadas, apie ką Emilija Lukšienė sako, pareiga. Tai nėra vien tik malonumas, ta hedonistinė laimė. Kad aš galbūt va taip lengvai įstojau į kažkokią programą, o taip vien tik malonumas. Ne, tai yra labai sunkus darbas save tobulinti. Tai va štai būtent Nelly Noddings šitoj knygoje tai labai rašo. Ji labai išdėsto ir religinę prasme, ir kitokiam prasme. Tai va, tai todėl dar kartą noriu pasakyti, kad neturime to supaprastinti. Iš tikrųjų, laimė nėra vien tik malonumai. Laimė tai yra iš tikrųjų tokia veikla, kurioje mes turim labai stengtis. Tai norėčiau gal trumpai apie tai, o tą paskutinį klausimą. Kas mes esame, ko mes siekiam. Tai vadinasi, yra labai svarbus. Ir
žmogui yra būdingas būtent savirealizacijos troškulys. Kiekvienam žmogui nori save išreikšti. Meilė šiandien sakydavom, save aktualizuoti. Į tokią sąvoką naudodama. Tai čia tų sąvokų gali būti įvairių, bet esmė save atskleisti, save tobulinti ir išreikšti naudingai kitiems. Tai kiek žmogus iš tikrųjų ką bedirbtų ir ką be pasiektų, tas troškulys va čia ir esmė yra, niekada nebūna mašinis. Tai yra beribis dalykas, tai beribis procesas. Tai ir įdomiausia yra, kad būtent einant to keliu, niekada nepasieksi galą, tai yra transcendentiška. Kiek mes besužinodami, kiek mes bepartibulėdami, vis tiek yra dar erdvės, iki paskutinio kovos. Tai va, tai, žodžiu, visa tas mintis pranoksta. Ir tai ir yra, ko gero, tas stipriausias variklis, kuris padeda žmogui va tą aukščiausią lygį pasiekti, jeigu jis jo norėtų. Todėl, kai mes kalbam, kas yra švietimo kokybė, labai dažnai tai yra PISA, ten žiūrėk tyrimo, ten rodikliai supaprastinti, nors OECD tai ne apie tai kalba, paskaitykim, OECD tai tyrimai kalba apie kitus dalykus. Aš nenoriu nukrypti į tą siauresnį politiką, kalbėdamas apie tai, bet visi tie balų įvedimai, ribojimai, kad per daug žmonių su išsilavinimu, per daug, jie yra labai klaidingi. Būtent aprėptis ir kiekvieno žmogaus sėkmė valstybė yra kokybė švietimo. Kiek mes turėsim vaikų mokyklose, kiek mes jų neišleisim, kiek jie sėkmingai baigs ir kuo paskui sėkmingiau mokysis. Ir profesinėse, ir kolegijose, ir universitetuose. Ir niekada juos sustos. Visur atrasta savo kelią. Tai va todėl čia riboti su kažkokiais balais, lenkščiais įdėti negalime. Nes nieko pasaulyje nedaro, taip pačiu Italijoje, kitų ribojimų nėra. Tu gavai kažkokį tai mokyklos baigimo dokumentą, prisikviečiamas, jeigu kažko dar trūksta, padės, skatins, tad aišku, dirbti tu turi. Niekas tai neleis tinginiam. Tai štai aprėptis ir kiekvieno žmogaus tobulėjimas, sėkmė filosofinė prasme yra švietimo kokybė. Ir jeigu mes tada sakom jau detaliau, tai yra aišku, žmogus turi prigimtį. Jie yra dalykai. Prigimtyje žmogus turi talentų, juos reikia iš tikrųjų atskleisti, nuolat lavinti, kūrybiškai reikšti ir kad būtų socialinis pripažinimas. Dar kito, tą reikia organizuoti save. Nesvarbu, tai suaugę žmonės ar vaikai, visada jie turi jaust pripažinimą. Kad jie save išreikštų, jie sulaukia aplodismentų. Ir skatinti juos tą padaryti taip, kad tie aplodismentai būtų nesavaidinti, kad tai būtų tikri. Tai visą laiką žmogus turi ieškoti tokių savo polinkių, savo talentų ir jausti palaikymą, skatinimą ir tą prasakritimį sugauti. Na va, tai čia ir yra esmė, kaip mes turėtume užtikrinti tą kokybę. Aišku, yra objektyvus, aišku, raštingumo rodikliai, aišku, tam tikri pasiekimai, visą tai svarbu yra. Bet nemažiau svarbu yra štai tie emocinio pasitenkinimo laimės. Kiek žmogus jaučiasi mokykloje, kiek atėjęs į programų suaugusių švietimo, patenkintas, kiek jis save pakylėja, kiek čia save prarado. Štai tie rodikliai nemažiau svarbus yra. Mes jį nematuojam tai. Arba mažai matuojam. Na, čia galbūt tų schemų taip daug nereikia. Čia Ričardas Tuturaitis, atsimenu, buvo kažkada, kai mes pristatėm tą tarptautinį tyrimą. Kaip ministerijos atstovas, mokymus visą gyvenimą buvo atliktas tarptautinis dalyvaujant austrams, suomiams, buvo atliktas tarptautinis tyrimas, mokymus visą gyvenimą. Tai štai ten tą analizę parodė, tai Lietuvos čia šiuo atveju mokymosi motyvai ir tie laimės veiksniai, kuo labiausiai žmonės suaugusiai besimokydami pajaučia, kas prisideda labiausiai prie laimės. Tai aišku, matot, įsidarbinimo galimybės svarbu, bet ne tiek. Ir finansinė svarbu, bet svarbiausiai įsitraukimas į prasmingą veiklą ir tobulėti. Šitas tyrimas atskleidė, kad dėl to žmonės labiausiai nori mokytis. Ir bendruomenės santykiai nemažiau svarbus kaip pajamas, kaip kitų dalykų. Jo, būtent tai netgi tokie jau anksčiau kaip tyrimai patvirtina, kad Lietuvoje būtent reikia tai kreipti dėmesį. Na ir nesenai mes atvykom čia profesorė Rakauskienė, būtent jau ir buvo ir vyriausybės paskatinti mūsų ekonomikos ir finansų valdymo institutas. Profesorė pas mus garsiai yra Rakauskienė, ekonomistė, kuri holistinės ekonomikos šalininkė. Jis sukūrė tokią grupę, į kurią aš irgi įėjau, aš tyrinėjau daugiau valdymo sritį. Tai buvo atliktas tas tyrimas, kaip ir vyriausybės šiek tiek tokių prašymų pateikti statistikos departamentui pasiūlymus.
kokius dar rodiklius reikėtų papildyti, atsižvelgiant tai, ką daro Eurostat, ką daro kitos šalis. Na ir buvo atliktas tyrimas, tas projektas finansuojamas iš visuotinės dotacijos Europos Sąjungos. Na ir štai kokie rodikliai. Štai švietimas ir sveikata. Tai tie žmonės, kurie jų išsilavinimas yra iki vidurinio. Va tokie klausimai buvo, ar turite ilgalaikių sveikatos problemų, ar turite taip arba ne. Tai ne yra raudona spalva, o mėlyna spalva turiu problemų. Tai žiūrėkite iki vidurinio, kiek žmonių turi sveikatos problemų ir kiek su aukštuoju arba profesiniu matote, kaip viskas teisingai keičiasi. Sveikata tiesiogiai koreliuoja su žmonių išsilavinimu. Kodėl? Kai jūs puikiai turbūt padiskutuotumėte ir pasakytumėte hipotezių ir jos pasitvirtintų ko gero. Kodėl? Kodėl labiau išsilavinę žmonės, jie tokių problemų turi mažiau. Jau šiek tiek užsiminti. Ar ketinate emigruoti iš Lietuvos? Ir ten buvo tokie du klausimai. Kiek jums svarbu turėti galimybę siekti norimo išsilavinimo ir ar esate patenkinti savo išsilavinimu? Tai vėlgi, tie, kurie nori, jau apsisprendę emigruoti, jie ir žengti labiau norintys turėti kažkokį išsilavinimą ir nėra patenkinti savo išsilavinimu. Tuo tarpu, kurie nemigruoja, jie turi kitą santykį. Tai vadinasi, netgi emigracijos priežastis siejasi su tuo, kokios sąlygos yra. Ar žmogus patenkintas ir ar jis mato čia tos galimybės. Nes stabdydami emigraciją mes turime kalbėti apie tai, kad mes turime švariai geriau suprasti ir naudoti šitą instrumentą, kad mūsų žmonės liktų mūsų šalyje. Bet nesidžiaugti, tarkim, atidarant. Ir teks pasakyti, kad nieko baisaus, kad važiuoja mūsų galvos vaikai, jūs ir studijuoti, jie grįžti nebegrįžo. Jis yra turtas. Ta šalis, kuri priglaudžia, jie tą supranta. Nes ne kažkokias iškasenos iš tikrųjų lemia, bet lemia keisti žmonės. Ir kitas klausimas, kiek čia vertybinis jau, kiek svarbu prosocialumas tam tikras. Kiek svarbu, nes šiaip mes lietuviai šiek tiek esame individualistai ir pavydus ir visą kitą, tai natūralu, ir kitos šalis turi tokių bruožų, bet mes galbūt šiek tiek ryškiau netgi turim. Todėl labai svarbu tą prosocialumą tokį, komandos jausmą, bendruomenės jausmą, plėtoti, ugdyti, stiprinti. Ir štai kiek svarbu priklausyti bendruomenių, komandai. Tai vėlgi, jeigu pasižiūrėti, kiek svarbu išsilavinimas ir kiek svarbu turėti galimybę siekti norimų išsilavinimų, svarbu nesvarbu. Aiškiai matosi, kad tie žmonės, kuriems svarbus išsilavinimas ir turėti galimybės, kurie labiau patenkinti išsilavinimu arba galimybėmis, jie yra tie, kuriems yra svarbu. Kuriems yra svarbu prosocialumas, santykiai, darbas komandui, jiems viskas yra svarbiau. Jie labiau nori turėti tokias galimybės, jie labiau patenkinti, jie pozityvisni. Na ir galiausiai švietimas ir laimė, tai vėlgi pagal tos pačius kriterijus žiūrėti, tai mažiau laimingi žmonės, tą mėlyną spalvą, jie yra mažiau patenkinti galimybėmis mokytis ir yra apskritai švietimo kokybė Lietuvoje irgi mažiau patenkinti, tai yra labiau negatyvus lyginant su tais žmonėmis, kurie jaučiasi labiau laimingi. Na, aš jau savo laiką viršėjau. Tai galbūt čia apibendrinant galima sakyti netgi tuos dalykus, kurie ir sudaro galbūt tą prasmę. Netgi tas tyrimas, kuris toks empirinis, jis labai siejasi su tą prasme, apie kurią aš ką tik kalbėjau. Kad išsilavinimas, pasitenkinimas išsilavinimu, mokymasis, galimybės mokytis, tai yra susijęs su žmonių sveikata, su darne plėtra, su ekologija, su emigracijos sąmonė, su laimė žmonių. Ir daugiau čia galima, štai dėti įvairių faktorių, čia tik keletą tokių svarbesnių, kurie parodo, štai ir įrodo, koks yra sąryšis. Na ir baigiant, aš tik ir norėčiau pasakyti labai paprastą tokį beveik kartojimą, ką Menininkų šiandien sakydavo,
tais galbūt žodžiais nevartoja to žodžio laimė, nes, žinot, tas žodis per daug irgi nereikia nuvalyti, turbūt niekada mes nekalbam apie tokius didžiasias vertybės nuolat kasdien. Bet retkarčiais apie tai reikia pakalbėti. Tai nereikia padaryti, žinot, kaip kažką tai tokio madingo. Nes aš žinau, kad buvo, tarkim, ir Vilnius laimės barometrą įsidėti visi, pamatė, kad kitose miestuose yra. Bet tai yra tik mada. Bet esmė, neuždėlė. Todėl kai kurie žmonės iš tikrųjų vengia ir kitus žodžius naudoja, gyvenimo kokybę, dar kažką, pasitenkinimo gyvenimo. Bet iš esmės vis tiek mes turėtume retkarčiais apie tai pamastyti, pakalbėti, kas tai yra laimė mums, man asmeniškai, kitam žmogui, mūsų kolektyvui, miestui, Lietuvai. Ir kokie keliai veda. Iš tikrųjų, jis yra geriausiai grįžimas tų žmonių troškimų. Nuolat tobulėti ir save išreikšti. O tą reikia suprasti. Tai vadinasi, reikia turėti sąlygas tam. Tai yra galingas variklis. Nes žmogus, norėdamas būti laimingu, jis negali būti laimingas vienas. Kaip matome, jis turi turėti kitokias vertybės, o socialias kartu. Jis turi aplodismentų susilaukti. Tai vienas gali daryti, ką nori. Jeigu nebus aplodismentų, tai nebus laimingas. Tai štai, vadinasi, čia yra variklis, čia yra labai stipru. Ir reikia dar suprasti, kad, aišku, kiekvienam žmogui yra savas silpnys, įvairius objektyvios ir subjektyvios aplinkybės lemia, nuo ko žmogus yra labiau ar mažiau laimingas. Bet 40%, taip jeigu žiūrėti pagal tos tyrimus, kurie šiandien yra pozityvioje psichologijoje apibrėžti, mes patys galime susikurti. Tai vadinasi, čia ir yra mūsų šansas tų žmonių, kurie mes organizuojame. Mokymasi, mes turėtume galvoti, kaip reikėtų skatinti, kaip reikėtų motyvuoti, kaip reikėtų tam sunkiam darbui kviesti. Na ir iš tikrųjų, siekime žmogui patirti, save atskleisti, save tobulinti, save išreikšti naudingai ir kitiems. O čia yra būtent didžiausia prasmė. Kalbėjau apie prasmę, tai o baigdamas visiškai noriu pasakyti, kad